21 pamoka, kaip ir minėjau praeitoj kažkada ten, kad tai yra paskutinė pamoka šiais metais. Ir mes baigsime mokintis mūsų ciklus, šiandien išmoksime do while. Tai realiai praškai lygiai tas pats, kas yra while, tik tais viskas vyks iš kitos pusės atbulai. Ta prasme, yra while ciklas, yra do while. Do while yra while ciklo atbulinis veiksmas, kažkas tokio. Kaip tai atrodo? Na, geriausiai, aišku, yra parodyti, negu daug šnekėti. Pirmiausia, tai mums reikia prisiskirti kintamąjį. Tiesa, maisai negaliu. Kodėl visi man rašo būtent tada, kai aš noriu kažką daryti? Gerai. Vėlgi x, prisiskirkime vienetą. Na, jau žinote, kas tas yra. Mūsų kintamasis pavadinimu x ir lygu vienetui. Tai yra shut up, aš darau tutorialą žmonėms. Gerai, sekundėlį sustabdysim ir aš pabandysiu įsiaiškinti, kas ten mane trukdo ir galiausiai grįšiu vėl atgal. Pertraukėlė. Panos, kasgi daugiau. Gerai, tik jos gali taip knysti protą ir trukdyti daryti tutorialus. Kur mes baigiam? Do. Mūsų do ciklas. Taigi mes susikūrėme kintamąjį ir padarėme starting point, nuo ko pradės skaičiuoti. Vienetas. Ne nulis, o vienetas. Nesvarbu, kas skaičiuos. Gerai, toliau rašome tiesiog. Do. Štai taip. Atrodo juokingai, gerai, documents, right, tekstą parašykime, gerai, trečioji, ciklų eros pamoka, pavadinimu, do. Tiksliau tai būtų do while, bet tai koks skirtumas, šį iškart breaką užsidedam, žinoma, mums reikia pasidaryti x++, nes kaipgi kitaip. Taigi, pagal D mes čia turėtum kažką įsirašyti, bet kadangi tai yra do while, o taip, mums šito nereikia. Dabar įdomiausias dalis. Rašysime while. O čia jau dėsime iš tos kurselius ir kabletiškai. Įdomi atrodo, ne? Taigi čia įsirašysim. Dabar duodu 5 sekundės pagalvoti, ką mes čia įrašysim. Čia įrašysim vieną iš tų 3 variantų, kuriuos mes turime rašyti. Taigi 5, 4, 3, 2, 1. Nežinau, spėjot, nespėjot, bet esmė mums čia reikia įsirašyti iki kiek mes skaičiuosim. Tai būnė vėlgi. X mažiau už 10. Na, iki to 10, ne? Gerai, kaip tai atrodys. Viskas kaip ir tvarkoja. Na, galima, aišku, susižymėti, kad būtų daug paprasčiau. Taip sakant, aiškiau. Štai taip. Ir vėl nuo 1 iki 9 viskas taip pat, kaip ir praeitoje pamokoje. Tik tais dabar manęs paklausite, kas per velnias yra tas do ir kam jisai skirtas ir ta prasme, kas čia per bezabrazija. Kodėl aš tai pavadinau iš kitos pusės. Iš kitos pusės padariau dėl to, kad mūsų ciklai tokie kaip for ir tokie kaip while prasideda nuo tikrinimo lygties. Ar ten kažkas mažiau ar daugiau ar kažkas tokio už kažką. Ir tik jeigu tai yra teisingai, true, mes vykdome mūsų skirtugą. Do ciklas yra visiškai kitas reikalas. Jis pirmiausiai įvykdo, o tik tada tikrina. Ir jeigu tai yra true, vėl vykdo. Jeigu tai yra false, jis jau nebevykdys toliau. Bet prieš pirmą patikrinimą jis visada įvykdys. Geriausias pavyzdys yra taip. Mes pradėsim skaičiuoti nuo 11 ir tikrinsim, ar 11 yra mažiau už 10. Tai yra neteisingai, žinoma. Jokiais būdais neteisingai. Tačiau mes viskai gausim tą 11. Todėl, kad do ciklas pirmiausiai padaro, o tik tada pagalvoja. Žinot ką? Aš pagalvojau, kad do ciklas yra visiškai kaip blondinė. Ok, nieko nenorėjau žaisti. Aišku, čia blondinės mano pamokų taip ar taip nežiūri, jos abijoja čia iš viską man suprasto, tai tarp mūsų hebra.
Diu galima vadinti blondinė. Taigi, tai va, sistema tokia, jeigu tai būtų while arba būtų for ciklas ir mūsų kintamasis būtų didesnis už pirmą sąlygą, tiesiog viskas būtų ignoruojama ir mes nieko nematytumėm. Bet kadangi do daro pirmiau padaro, kitaip sakant, o tik tada pagalvoja, taip ir gaunasi, kad mes pamatome bent vieną variantą. Ir visada vieną variantą mes matysime, nesvarbu kokios sąlygos bebūtų. Taigi, mėly vyrai, mėly vaikinai, mielos blondinės, jeigu visgi žiūrite, artėja kalėdos, artėja kūčios, nauji metai ir jau visiškai už keletos dienų, aišku, tikiuosi visi esate šventiškos nuotaikos, aš esu šventiškos nuotaikos, gal ir nesimato labai, bet aš tikrai esu ir kalėdam išvažiuoju. Taigi, todėl aš ir pasakiau, kad tai bus paskutinė pamoka, nes visgi, kaip čia pasakius, nekursiu tikrai per šventės nieko ir noriu savo smegenus biškį pailsinti. Visgi šventės ir draugai, ir šeima, ir daug valgyti ir panašiai. Aišku, tinklapio neapleisiu, naujienos seks toliau. Iš ten, žinoma, ir sužinosite, kada prasidės antroji dalis šito sezono, kada aš vėl pratęsiu mūsų JavaScript pamokas ir taip toliau. Taigi, ką aš noriu pasakyti, tiesiog gerai pailsėkit, gerai pašvęskit, privalgykit daug, prigerkit daug ir kad jūsų fejerverkai būtų patys nuostabiausi per naujaką. Sėkmės, chebra, gerai atbalivuokit.